Taigi sėdmenų treniruotė ir pažiūrėkime, ką siūlo ši mergina, ne? Tai rumėniška trauka, super, labai geras pratimas, irgi labai rekomenduočiau. Tada dubens kilimas ir labai super, kad daro su viena koja, jeigu daro su svarmeniu, nes aišku, taip jau bus ką veikti, iš tikrųjų bus sunku, negu ten darytų tiesiog su abiem kojam, būtų lengvoka gera. Tada sumo pritupimai. Jo, čia gal geriau jau būtų pakeičiama su štanga, sakykime, kad ir Smito treniruoklė būtų galima daug didesnį apkrovą sukurti, didesnį iššūkį, kur tikrai ta mergina atlaikytų. Bulgariški špakatiniai irgi žiauriai geras pratimas ir tiesiog tik galima pagirti šią merginą, iš esmės labai vykę pratimai, labai geras rekomendacijos, ką ir savo profilyje dalinuosi būtent šiek tiek plačiau, daugiau tų pratimų, būtent ką rekomenduoja mokslas, apie tokius efektyviausius pratimus sėdmenų vystymui galite užsukti pažiūrėti, bet vat ką noriu paminėti, tiesiog, kad paimtumėt pavyzdį iš šios merginos ir nepabijotumėt naudoti tos didesnės apkrovos, didesnių svorių, kad suteiktų jums tikrai gerą iššūkį ir gerą stimulą.